Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos. Laida Akademija. Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Vincentas Lizdenis, ir šiandien laidoje svečiuojamės mes Kauno kunigų seminarijos klierikai. Iš karto pristatau, kad studijoje be manęs yra dar 3 pirmo filosofinio kurso klierikai, ir tai yra Martynas Povilaitis. Sveiki. Gediminas Kasperavičius. Garbė Jėzui Kristui. Ir Dominykas Simanavičius. Sveiki visi. Gal trumpai apie kiekvieną, tai Martynas yra užaugęs Kaune, tokia kilmė, prieš seminariją dar irgi truputį turėjo studijų teologijos fakultete, bet jeigu gerai pamenu, Martynai, tai buvo religijos pedagogikos studijos. Taip. Gediminas yra atėjęs į seminariją po mokyklos ir yra užaugęs Radviliškyje, dar man yra tekę įsutikti ten kaip patarnautoja, o jau dabar kaip kolegos kalbamės Marijos radijoje. Ir Dominikas yra taip pat iš Kauno, čia užaugęs ir dabar yra seminarijoje. Daugiau sužinosite, kai jie atsakinės į klausimus. Mūsų tema pokalbio šioje akademijos laidoje yra, kaip sakant, bandome atsiliepti į šitą iššūkį šioje laidoje, paliesti kažką tokio, kas liečia mūsų mokslus ir kartu tą aktualiai pateikti, kaip tai yra svarbu mūsų kasdienybei. Ir nupiešiant tokį vaizdelį, tai mes dar šeštadienį grūmėmės tarp seminarinėse tinklinio varžybose Vilniuje, na, o dabar jau palikę kamuolius salėje, sėdime prie mikrofonų ir kalbame apie filosofiją. Taip ir pavadiname savo pokalbį susidūrimą su filosofija. Taigi, broliai, noriu jūsų klausti. Jau porą mėnesių, kai Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete studijuojate filosofinius dalykus. Ką apie filosofiją galvojote iki studijų kunigų seminarijoje? Ką girdėjote, kuom galėtumėte pasidalinti? Čia kiekvienam norėčiau užduoti šitą klausimą. Tai Dominikai, gal tu pradėk. Iš tiesų, ką maniau apie filosofiją, tai 11 klasėje aš buvau pasirinkęs filosofijos pamokas kaip papildomą modulį. Teko dalyvauti filosofijos olimpiadai, tai su kai kuriais iš filosofų veikalų teko susipažinti. Ir net baigus mokyklą aš mąsčiau apie galimybę studijuoti filosofiją. Bet taip jau pasisuko, kad įstojau Kauno kunigų seminariją. Ir prieš prasidedant mokslams rugsėjo mėnesį aš net nemąsčiau, ką teks studijuoti, kokias filosofijos disciplinas ar apie ką jos bus. Tai tiesiog pasitikėjau Dievu. Martynai, o kokie tavo buvo susidūrimai su filosofija iki studijų? Iki studijų tai man taip kažkaip filosofas toksai žmogus ir pats mokslas atrodė toksai truputėlį ne iš šitos planetos, toks šiandienos visuomeniai nelabai reikalingas gal ir kažkas nesusiję su mūsų aplinka. Taip. Galime be šito išsiversti gyvenime visai sėkmingai. Gediminai, tavo kokie įspūdžiai buvo? Iš vis ką girdėjai? Kaip ta filosofija atrodė tau iki studijų seminarijoje ir jau universitete? Man tai filosofija atrodė iš vis kažkoks kosmosas, kaip ir Martyno toks bereikšmis dalykas. Mąstymai apie kažkokius, tai nemogu pasakyti, tokius kosminius dalykus, kurie iš vis neegzistuoja ir absoliučiai tokie nereikalingi. Tai aš kadangi ir taip labiau tiksliukas buvau mokykloje, kažkaip man net netraukė, nežavėjo ta filosofija, tai va taip kažkaip gerų atsiliepimų neturėjau ir niekada negalvojau, kad filosofija čia galiu studijuoti kada nors ar nieko bendro, iš tikrųjų net nesvajojau. Tai va, bet nutiko taip, kad šiandien sėdit Kauno kunigų seminarijos suole ir klausimas tada, kokie sunkumai pasitinka, vis dėlto, kai tenka studijuoti filosofiją. Ir reikia pripažinti, jeigu taip truputį grįžtume į filosofijos studijų programą, tai yra gan didelis tempas. Nes, sakykime, jeigu einamos kažkoks filosofijos istorijos dalykas, tai gana greitai prabėgama keletas svarbių filosofų ir reikia bent truputį kažkaip paragauti tos filosofijos vieno arba kito ir bent jau atpažinti, kas čia yra svarbaus. Tai kokie sunkumai jūs pasitinka? Aišku, 2 mėnesiai ne taip ilgas laikas, bet šitą galima pasakyti. Pradžioje, kas yra sunkiausia, tai tikriausiai tas didžiulis tempas, kuriuo žinios yra pateikiamos, srovės, mintis, apmąstymai, teorijos. Tikrai, tas yra sunkiausia, nes tiek daug iš tiesų nežinome, tiek daug norisi sužinoti, bet ir atrodo, kad ir to pačio laiko trūksta, nes
tik pats pagrindas mums yra padedamas. Tai nors ir nori susipažinti su kuo daugiau filosofų, jų veikalų, jų minčių, bet va ką ir minėjai, kad tik keletą bus plačiau paliesta, tik su keletu bus plačiau susipažinta. Tai va ir ta didžiulė problema, kad noris daugiau negu kad yra pateikiama, bet ir pats supranti, kad žmogiškos galimybės yra gana menkos. Man tai jų kaip tik tų filosofų ir tų visų žinių atrodo labai daug. Ir kaip ir sakė Dominykas, kad ne visada užtenka tiesiog arba žmogiškų resursų, arba laiko kažkokio, vat, kad suvoktum kai kurios dalykus pilnai. Tai vat tas toksai daugumas gal iš tikrųjų kartais yra truputėlį iššūkis, aš manau. Man tai iš tikrųjų atrodo, kad sunkumas tai vienas yra tai, kad tų idėjų yra labai daug, visos gan skirtingos ir su visom turi susipažinti, ką kalbėjo šiek tiek ir Dominykas. Tai vat ir to laiko tikrai gan yra ribotai ir tų idėjų yra labai daug ir su visom reikia susipažinti, reikia atsiskaityti. Ir dar plus man asmeniškai yra sunkumas, kad yra labai iš tikrųjų daug skaitimo, ko nebuvo gal mokykloje, sakykim. Ir kaip aš labiau prie tikslių mokslų buvau, tai man iš vis nauja mokslo sritis. Kažkas absoliučiai yra naujo ir gan taip yra va tas sunkumas į naują įvažiuoti va tokį. Skaityti tekstą, o jo labiau. Aišku, skaityti tekstą tai yra viena, bet kas tame tekste parašyta ir suprasti yra visai kas kita. Ir va pati didžiausia problema su pirmaisiais tekstais susiduriant tai buvo, kad iš tiesų tu matai žodžius, tu juos skaitai, bet nesupranti, ką jie reiškia. Tai pirmos filosofijos paskaitos, kurios buvo, tai buvo sąvokų, kurias autoriai naudoja savo veikaluose aiškinimas, kad mes suprastumėm, ką jie nori pasakyti. Mokyklose to nelabai praktikuojama, kad ten filosofinių tų tekstų tai iš tikrųjų skaitai ir tu supranti, kad skaitai tekstą, bet minties tu niekaip nepagauni, nes aš visada galvodavau, kaip sakydavo mokytojai, kad tekstas gali būti sunkus skaitimu. Gal taigi žodžiai tie patys, raidės tos pačios, perskaitai viskas ir aišku. Bet dabar viskas aišku, kad iš tikrųjų gali ten skaityti, bet nieko nesuprasti absoliučiai. Kitaip tariant, reikia nemažai laiko pažinti tekstą. Tai nėra tik tais kažkokio objekto pažinimas, yra kiek daugiau. Ir vis dėlto, jūs minėjote irgi, kai kalbėjom apie tą požiūrį, sakykime, į filosofiją, požiūrį iki studijų, požiūrį mokykloje, būnant moksleivių, tas atrodo kaip kažkokie tolimi dalykai, net yra toks pasakymas, ne, čia filosofija, čia nereikalinga, čia jau net savotiškai tas čia filosofuoji, tai reiškia, čia tu truputį nusišneki. Tai kaip manytumėt, kodėl vis dėlto verta studijuoti filosofiją? Na, aš manau, per tą laiką, kiek teko susidurti, šitą vis dėlto pavyko pažinti, kaip jinai konstruojasi tą filosofiją, apie kokius dalykus masto pirmieji filosofai, nes iš kitos pusės, kaip minėjot, sunku tekstus skaityti, bet jie yra labai seni tie tekstai, žmonės juos rašė labai seniai ir mes esam gan toli nuo jų. Tai kaip jūs manote, kodėl vis dėlto verta studijuoti filosofiją? Ir jeigu tai būtų naudinga visiems, tai kuo? Kodėl aš manau, kad tai vertingas mokslas? Manyčiau, kad tai būtent tas mokslas, kuris skatina mąstyti, skatina suprasti ir skatina pažinti. Ir aš iš tiesų džiaugiuosi, kad po kiekvienos paskaitos aš išeinu iš auditorijos ir suprantu, kad apie šį pasaulį žinau trupinėlį daugiau. Ir iš tiesų tai keičia ir mano pačio požiūrį į tai, kas mane supa. Praplečia mano požiūrį, kuris buvo iki paskaitos. Ir iš tiesų jauties, kad matai, supranti ir jauti daug daugiau negu prieš tai. Tai dėl to aš manyčiau, kad tai mokslas, kurį tikrai verta pažinti. Viename neseniai skaitytų tekstų Aristotelio, atsimenu, buvo rašome apie filosofiją, filosofavimo prasmę, naudą, tai ten viena mintis yra, kad, sako, filosofavimas žmogų įgalina mąstyti ir suvokti, ir tas suvokimas ir mąstymas žmogų ir išskiria iš visų gyvūnų, iš viso pasaulio kaip vienintelį tokį, kuris gali mąstyti ir suvokti. Ir rašo paskui, kad tai kas žmogui belieka, sako, arba tik tai filosofuoti, arba tik tai mirti, nes visa kita atrodo tik tai tuštybė. Tai va toks yra filosofavimas, filosofija yra toks išskirtinis žmogaus bruožas. Kitaip tariant, mąstymas yra išskirtinis žmogus bruožas, nes niekas daugiau pasaulyje kaip ir neturi tos dovanos iš Dievo. Martynai, ką tu galėtum pridurti? Aš manau, mokantis filosofijos galima labai gerai pažinti kitų žmonių mąstymą. Tarkim, ar ne, juk susiduriam su visokiais įvairiai manančiais žmonėm. Taip. Visokių tų filosofinių krypčių yra ir su tuo susiduriam ir aš manau, kad galima, jungiant su savo patirtim, su tom žiniom, kurias įgyjam, tai galima, pavyzdžiui, mums, ar ne, kaip klierikams,
Tai yra reikalinga dėl to, kad mes tiesiog einame į žmonių mąstymą ir tuo pačiu galime savo mąstymą kažkaip koreguoti tam tikrom aplinkybėm. Turbūt šitas pažinimo kategorija, kurią visi praktiškai paminėjot, yra viena iš svarbiausių filosofijos tokių detalių, kad mes turim mokytis pažinti ir galbūt Dominykas turbūt pritartų tai minčiai, kad kartais tu išeini labiau sužinojęs po paskaitos, bet sužinojęs tai, kad tu labai mažai žinai. Iš tiesų šitas ir stebina, kad po kiekvienos paskaitos tu išeini sužinodamas daugiau, pradedi iškart mąstyti, aš sužinojau daugiau, maniau, kad apie tą dalyką aš jau žinojau viską, ką galima buvo išsemti, kad jį visiškai buvau užsiėmęs ir pažinęs, o štai čia šauna visai nauja idėja. Mes su Kauno kunigų seminarijos klerikais šioje laidoje, mėly Marijos radijo klausytojai, kalbamės apie susidūrimą su filosofija. Ir girdite autentiškas mintis iš pirmo kurso studentų seminarijos, kurie dar tik porą mėnesių kaip studijuoja filosofinės studijas. Dabar pakviesime jūs trumpai muzikiniai pertraukėliai, po kurios grįšime į eterį. Ištikimieji Marijos radijo klausytojai, čia yra
radio laida Akademija ir šį kartą jūs sveikiname, tęsdami laidą Kauno kunigų seminarijos klierikai, tai Martynas Povilaitis, Gediminas Kasperavičius, Dominykas Simonavičius ir aš Vincentas Lizdenis. Kalbamės tema susidūrimas su filosofija. Taigi, broliai, noriu jūsų toliau klausti apie filosofiją ir šiuo metu studijuojate, tai kokios idėjos studijose jūs sudomino? Nebūtinai, kad jūs joms pritartumėt, bet tiesiog jos jums pasirodė kažkuo įdomios. Kas norėtumėt pirmas pasidalinti? Žinai, Vincentai, mes, kai studijuojam Kauno kunigų seminarijoje ir vienos idėjos galbūt aktualesnės, kitos mažiau, bet kas man labiausiai įstrigo, tai kada mes per filosofijos paskaitas palietėm Tomo Akviniečio ir Dekarto Dievo buvimo įrodymus. Ir iš tiesų, kas labiausiai stebina, kad ir vienas, ir kitas įrodinėjo tą patį, bet skirtingais metodais. Vienas per savo patirtį ir pojūčius, o kitas pasirinkdamas tik tai savo intelektą, savo protą. Ir kas būtent stebina, kad jie nors rinkosi skirtingus metodus prie tos pačios išvados. Tai galime tik taip pamastyti apie tai, kokia viso to nauda. Kaip mums dažnai dėstytojas sako, kad tai reikia būti atviram, turėti atvirą požiūrį, žvilgsnį į šį pasaulį ir tiesą, kurios ieškai tu prieisi. Tai manau, kad būtent Dievo buvimo įrodymai, jų idėjos, kaip pasiekti ir įrodyti, kad Dievas yra, iš tiesų pasiekiama. Tik tai reikia norėti. Turime telefono skambutį, tai klausome jūsų. Per amžius amen. Norėjau paklausti, ar įmanoma šiame gyvenime būti laimingam, nešant kryžių, sekant Kristumi. Šiame gyvenime būti laimingam, ne amžinajam gyvenime, o šiame gyvenime būti laimingam ir tuo pačiu nešti kryžių, sekti Kristų. Dėkui. Ačiū. Klausytojas Tadas klausia, ar įmanoma būti laimingu šiame gyvenime, sekant paskui Kristų, nešant tą kryžių, kurį gan dažnai girdime tokį paminėjimą, kad mes turime nešti savo kryžių. Nežinau, aš manau, kad galim, broliai, iš patirties šitą klausimą atsakyti. Gal čia jau nei tai bus toksai grynai filosofavimas, kažkiek filosofavimo, kažkiek patirties, kažkiek galbūt papraktikuosime savo temą, o ne apie tai kalbėsime, bet ką jūs galite pasakyti iš savo patirties? Yra jums panašiai apie 20 metų, jau 20 metų sunkiai nešate savo kryžių ir dabar 2 metus jau Kauno kunigų seminarijoje. Vargstate ar nevargstate, bet atrodo iš jūsų veidų, kad esate laimingi. Ką galėtumėt paliudyti Tadui? Iš savo menkos patirties, kiek jos čia ir beturiu, tai iš tiesų būtent tas mąstymas. Ar galiu būti laimingas čia žemėn ir nešti savo kryžių? Tai nors pradžioje buvo sunku net pamastyti apie tą mintį, kad gali būti laimingas, bet iš tiesų, ar gali būti didesnis džiaugsmas būti Dievo bendradarbiu, vykdyti jo valią, dalyvauti jo kūrimo darbe savo menkomis žmogiškomis pastangomis. Ir būtent ši mintis teikia stiprybės, teikia būtent to džiaugsmo, kad Dievas tave išsirinko daryti jo didžius darbus tavo mažomis rankomis. Tai iš tiesų, aš nežinau, ar atsakau į tą klausimą, bet užtenka mąstyti apie šią mintį. Kaip tu ir sakai, Dievas mūsų kūrėjas, mes tuo gyvename, bent jau stengiamės tai pažinti, tuo gyventi ir būnant jo bendradarbiais jau čia žemėje, net jeigu ir tenka vieną kitą kryželį panešėti, mes tampame laimingi, būtent per šitą santykį. Ar turit kiti broliai dar kažką pridurti? Galim grįžti turbūt prie savo temos, labai dėkojam Tadui už klausimą. Turime ir dar vieną klausimą, jis kiek nutolęs nuo mūsų temos, todėl mes pabandysim atsakyti į likusius savo temos klausimus ir jeigu dar liks laiko, tai prašysime klausytojo arba klausytojos neužpykti. Mes pasitengsime atsakyti ir šį klausimą. Dar norėjau, kad broliai pasidalintumėte irgi, kokios jums idėjos yra įstrigusios iš filosofinių studijų šiuo metu. Man viena idėja įstrigus yra iš tikrųjų iš mūsų vienos disciplinos studijuojamos, tai prigimtinės teologijos apie pažinimą. Tai šiek tiek paantrinsiu ir Dominykui, kuris sakė, link tos tiesos ėjimo reikia atsiverimo pasauliui, atsiverimo, neužsidarimo savyje. Reikia būti atviram ir labai įdomi tokia mintis, kad mes einame į tikrą pažinimą, į tobulą pažinimą tik tai tiek, kiek esame santykyje su tuo norimu pažinti objektu ar subjektu. Tai užsidarimas savyje į jokį pažinimą tikrą sunkiai veda ir tas atvirumas pasaulyje yra labai svarbus ir labai tokia įdomi
dėstytojas buvo mintis, sako, kad mažiausiai pažįsta ir mažiausiai gali pasakyti tik tas, kuris sėdi savo kambarėlėje, sėdi prie kompiuterio ten ir niekur neišeina, tai ką jisai gali pasakyti, apie kokį pažinimą jis gali šnekėti. Ačiū Gediminai, Martynai. Man tai labai kažkaip įstrigo, irgi iš prigimtinės teologijos dėstytoja pasako apie Blezą Paskalį, apie tokį žymų mokslininką ir kad jisai buvo ir filosofas, labai nustebino, kad buvo fizikas, ten matematikas ir kartu, žodžiu, filosofas. Ir jo atmintis, kad mes pažįstame tiesą ne tik tai protu, bet ir širdimi. Ir jis paskui dar prideda, kad širdis turi savų argumentų tikėti Dievą, kurių visai nežino protas. Ir tik tai širdis jaučia Dievą, o ne protas. Kad mūsų iš tikrųjų protas, kuriuo mes dažnai, kaip ir Dominikas apie Dekartą, ar apie Tomą Akvinietį, ar apie kitą, žodžiu, kokį nors ten mes kalbame, žodžiu, tai jie bandė vieni protu, ar ne, Dievą įrodyti, o jisai sako, kad vis dėlto širdis gali įrodyti ir iš tikrųjų, kad argumentas yra širdies nuostata. Na, kitaip sustinkam tokiam klasikiniam susidūrime filosofijos tarp labiau aštresnio proto ir tarp to įvedimo kitų kriterijų į pažinimą ir supratimą. Mes pačioj pradžioj kalbėdami sakėm, kad, būnant mokykloje filosofija atrodė kaip, geriausiu atveju, kaip tiesiog man nepažįstamas kažkoks dalykas, kaip tai vadiname, kažkoks kosmosas, kabutėse. Arba iš viso net kartais, kaip sakėm, kad tu yra toks posakis, tu čia filosofuoji, suprask, nusišneki. Ir vis dėlto, kur šio laikinam pasaulyje jūs išvelgėt filosofiją, kad ir paprastose kasdieniuose dalykuose? Iš tiesų, kur galima šią dieną išvelgti filosofiją, tai tenka labai pagalvoti. Drįsčiau galbūt sakyti, kad vienintelė filosofija, kuri yra gyva, likus ne akademinė lygmenyje, tai yra tarptų žmonių, kurie ieško savo gyvenimo prasmės, kurie galbūt patyrė džiaugsmą ar kančią, kalbėdami su kitais, diskutuoja, tarėsi ir ieško, kur iš tiesų slypi jų gyvenimo prasmė ir koks yra jų gyvenimo tikslas. Galbūt tose buitiniuose, tokiuose paprastose pokalbiuose, susitikimuose, ta gyva filosofija dar tebesti. Gediminai, kaip tu manai, kur susitinki filosofiją apart paskaitų teologijos fakultete? Filosofija iš tikrųjų šiam gyvenime tokiais pozityviais ir negatyviais pasireiškia dalykais. Tai vienas iš tokių negatyvių gal yra, sakykime, savižudybės. Šiam pasaulyje ypatingai šiom dienom labai kyla ta statistika savižudybių ir jauno žmogaus netgi. Tai iš tikrųjų čia yra viena iš filosofijos disciplinų. Pirmą tą semestrą mes mokomės ontologijos, tai mokslas apie būtį. Tai labai akivaizdi sąsaja yra su filosofija apie būtį ir apie savižudybės. Ir apie tą gyvenimo prasmę, apie pašaukimą, misiją kažkokią, tai kaip Dominikas minėjo, tai akivaizdžiai yra didelė sąsaja. Filosofija čia gaunasi labai svarbi ir labai arti mūsų gyvenimo. Martynai, ką tu galėtum pridurti? Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi tos filosofijos. Jeigu šiuolaikinis pasaulis, tai ir šiuolaikinis žmogus, tai reiškia, kiekvieną kartą, kai sutinkam žmogus, susidurėm su kažkokio filosofijų visokių. Gali būti ir kratinys. Taip, kratinys gali būti grinesnė, bet aišku, būna dažniausiai visokių tokia sankaupa. Ir vis tiek žmogaus mąstyme pasireiškia visą tai. Aš manau, kad jo ir elgesyje netgi gali pasireikšti filosofija, ar ne, jeigu ten žmogus vienas ten, pavyzdžiui, ar į žmogų, ar į daiktus, ar į kažkokias situacijas, juk viskas žmoguje priklauso nuo to filosofinio mąstymo, nes, pavyzdžiui, ar aš galiu įžvelgti, žiūrėdamas į kokį nors paveikslą, daug prasmių, ar net kažkokių, būtent man kalbančių, o kitą žmogų gali neliesti, tai čia irgi, aš manau, yra viskas ant tos filosofijos, kurią mes kiekvieną akimirką sutinkam. Jau netgi kiekvieną rytą atsibudęs pažiūrės per langą ir gali nusistebėti, koks nuostabus rytas, kokia nuostabi saulė, tai jau yra nuostaba, o nuostaba tai yra jau filosofavimo pradžia, jau kėlimas klausimo, kodėl taip yra, tai jau yra filosofija. Pasirodo, viskas buvo kur kas arčiau, negu mes manėme. Dar vienas toks svarbus klausimas, iš to, kiek jums teko susipažinti, kiek mokėtės truputį galbūt istorijos, ar filosofija gali būti pavojinga? Aš galbūt negalvosiu ir nesiremsiu istoriją, galbūt kiek teko iš savo patirties, kaip jau minėjau, labai menkos, patirti, kad žmogus, kuris nuoširdžiai pasikliauja filosofijai, jis nuoširdžiai atsiduoda į jos rankas ir tiki tai, ką rašo ar sako
filosofas, netinkamu metu pakliuvęs autorius, netinkamas jo veikalas gali iš tiesų palaužti. Jeigu pats filosofas netiki, pasikliauja tik tai savo patirtimi, tai iš tiesų gali suklaidinti, nes yra pačių įvairiausių patirčių. Ir naudodamas būtent savo patirtimi, filosofuodamas, jis nupiešia pasaulį kaip visišką beprasmybę, be jokios vilties. Ir kai tu skaitai tą filosofą ir įsigilini ir pradedi gyventi jo idėjomis, tai nesinori keltis iš lovos. Nes vienintelė mintis, kokia viso to prasmė, jeigu vis tiek visi mirsime. Trąša žemėj. Trąša žemėj. Pavojinga. Kaip sakė Dominykas, iš tikrųjų ne laiku ir ne vietoj pasirinkta kažkokia filosofinis veikalas ar mintis, tai filosofija iš vis yra arba gali būti ir greunanti, ir kūrianti, tik tai reikia pasirinkti ir labai svarbu, nes ypač šiom dienom filosofai yra labai daug, visi skirtingi ir visi beveik priešingus dalykus sako ir kai reikia pasirinkti, tu visada dažniausiai renkiesi pagal tai, ką šią akimirką tu kokiai nuostatu esi. Jeigu esi geroj nuotaikoj, pasimsi filosofinę knygą, kokią labai gerą, tave kaip tik uždegs. Bet jeigu tau bus jau labai bloga diena ir ten jau beprasmybė visiškai, dar pasimsi kokį filosofą, kuris kalbėjo apie beprasmybę, šiam gyvenime visiškai, tai viskas aišku, kuo baigėsi. Gali visai sugriūti. Na, mes iš tikrųjų, broliai, esame įdomus mūsų klausytojams ir sulaukėme dar vieno skambučio. Klausome jūsų. Klausimas, sofistika ir filosofija, koks skirtumas ir ar priklauso filosofija sofistikos kryptis? Sofistikos kryptis. Taip, priklauso, buvo antikos laikotarpio tokie sofistai, kurie įrodinėjo savo tiesas ir naudodamiesi, tiksliau net ne savo išmintimi, bet savo oponentų silpnumu, įrodydavo tai, ką norėdavo įrodyti. Tai jiems bet kokia tiesa buvo įrodoma. Tai buvo jų darbas įrodyti ar parodyti kažką geriau, negu kad tas daiktas yra. Čia veikiausiai klausytojas pataikė tiesiai 10 užduodamas klausimą mums ir dėkojame dėl to, kad tokio sofizmo galima atrasti ir šiandien. Ar atsivertę žiniasklaidos puslapius, ar bendraudami. Na, tokio bandymo, kaip Dominykas ir gerai paaiškino pačią sofizmo esmę, ne tiek tiesos kažkokiu siekimu, kiek pasinaudojant kito žmogaus mažesnių žinojimo arba mažesnių pasitikėjimų savo nežinojimu kažką įrodyti. Ką aš galiu pridurti, aš manau, kad istorijoje irgi buvo labai daug žmonių, bet kaip ir minėjo kolegos, kad iš tikrųjų, kurie neatsirinko, iš to gimė erezijos visokiausios. Ar ne, jeigu aš mąstau ir neatsirenku, koks yra, žodžiu, teisingas tas mąstymas, tai tada aš galiu nusukti truputėlį į šoną ir tame ir yra pavojus, kad aš galiu. Ir gal ne tiek dėl savęs pavojus, pažinimas ar ne, mes galim kažką klaidingai vėl ieškoti, bet kai tai tampa, sakykime, kažkokiu judėjimu, tada gali tavo mintis, kuri buvo kažkiek tavo atmastyta, kad ir klaidingai, kitų dar labiau pramastyta. Ir čia turim turbūt sudėtingiausius procesus 20 amžiaus pradžioj, 2 pasauliniai karai kilę nuo įvairių, kartais filosofinių, pradžioj gražių idėjų. Jūsų verdikto aš nebeklausiu apie filosofiją, nes kaip ir aišku, tą studijuoti yra įdomu ir vertinga, bet taip pat reikia būti pasiruošusiam ir atsargiam. Na, su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, mes jau turime atsisveikinti. Tai buvo Marijos radijo laida Akademija, kurioje kalbėjomės tema susidūrimas su filosofija. O mes šios laidos svečiai, Kauno kunigų seminarijos klierikai, mūsų pokalbį norim užbaigti trumpa malda. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Ačiū Jums už dėmesį, iki kitų susitikimų radijo laidose. Sudie. Girdėjote laidą Akademija.